Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką ir pažiūrėsime, ko mes galime iš jos tikėtis toliau. Jau atėjo pirmadienis, yra nauja darbo savaitė ir mes pabandysime susidaryti lūkesčius, ko mes galime tikėtis iš rinkos. Taip pat pažiūrėsime dar Solana, pakalbėsime apie XRP ir dar labai trumpai pasakysiu, kas yra Ethereum grafike ir ko mes galime tikėtis iš jo. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintį komentarė. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Taigi štai čia mes turime Bitcoino grafiką ir čia išlieka viskas tas pats, tik mes matome štai čia lokaliai yra trendo linija ir jinai mums pasako, kad kaina bando spaustis prieš štai šitų pasipriešinimo zonų ir jeigu mes pramušime štai šitą pasipriešinimo zoną, štai šitą levelį, mes tikrai keliausime link kitos pasipriešinimo zonos ir galimai pamatysime naują all-time high. Ir ką noriu pasakyti, kad jeigu Bitcoinas pramuša štai šitą trendo liniją, mes matysime bent jau lokalią korekciją ir pirmas palaikymas yra štai čia ir jeigu mes jį pramušime, tai mes matysime dar gilesnę korekciją. Jeigu kalbant apie savo Bitcoin shortų, kurį aš esu atstatęs praeitame video, tai aš jį dar laikau ir aš jums jį dar parodysiu šiek tiek vėliau. Tai čia yra Bitcoin situacija tokia 4 valandų time frame ir jeigu mes nueisime šiek tiek į kitą time frame, tai nueikime į dienos time frame ir pažiūrėkime štai šitą modulį. Tai čia susidaro bull flagas, tai turime štai čia trendo liniją, turime štai čia trendo liniją ir mes matome, kad Bitcoinas juda štai tokiam diapazone ir labai tikėtina, kad būtent nuo čia gaus rejectą ir toliau tęs savo judėjimą štai šitam diapazone, bet kol kas turime stebėti tai, ką aš rodžiau prieš tai, tai yra trendo linija ir dvigubą pasipriešinimą, apie kurį mes ir esame kalbėję. Jeigu pažiūrėsime į Bitcoino gapus, tai naujų gapų nėra ir mes jau esame arti prie pirmo gapo uždarimo. Kaip ir minėjau anksčiau, kad gapus mes uždarom bet kokiu atveju, tai tiesiog yra laiko klausimas. Tai ties Bitcoinu kaip ir nieko nepasikeitė, situacija yra lygiai tokia pat, tik dar atsirado nauja trendo linija, kurią jūs turite stebėti ir stebėti, į kurią pusę bus impulsas. Tai štai čia jūs matote mano Bitcoino poziciją ir matote, kad jinai yra beveik prie entry taško ir aš kol kas laikau ir pažiūrėsiu, kas bus toliau ir atitinkamai pagal situaciją reaguosiu. Kol kas viskas atrodo gerai, eina pagal planą, šiek tiek galimai užsilaikė šoninis judėjimas, tai yra konsolidacija, bet mes pažiūrėsime, kas bus toliau ir stebime trendo liniją ir dvigubą pasipriešinimą. Kas dar neturite VEX kriptovaliutos biržos paskyrą, tai jūs galite užsiregistruoti pagal mūsų duotą nuorodą, atsimti daug įvairiausių bonusų, taip pat galite atsiųsti savo UID mūsų administratoriui ir dar gausite papildomų bonusų nuo mūsų. Toliau greitai dar pažiūrėkime Bitcoino dominaciją ir jeigu mes nueisime į 4 valandų time frame, aš jums esu sakęs praeitame video, kad štai čia yra lokalus divergence'as ir mes matome, kad būtent šitas divergence'as kol kas puikiai veikia ir bando Bitcoin dominaciją grįžti į štai šitą diapazoną, kuriame ir judėjo prieš tai. Tai kol kas stebime, bet štai čia yra lokalus silpnumas ir tikrai gali suveikti štai šitas divergence'as ir Bitcoin dominacija dar nueis šiek tiek žemiau. Kas dar nežino, kas yra Bitcoin dominacija, tai jeigu Bitcoin dominacija eina žemyn, o Bitcoinas stovi arba eina į viršų, tai labai stipriai pradeda augti visi altcoinai ir tikrai iš to galime
žinome užsidirbti, jeigu mes žinome, kas yra Bitcoin dominacija ir mes galime ją nuspėti būtent štai tokiu būdu. Toliau mes pakalbėsime apie Ethereumą, tai Ethereumą grafike iš tikro nelabai kas ir pasikeitė, yra situacija tokia pat, tik štai čia mes gavome tokį impulsą ir modulis, apie kurį mes kalbėjome, kad jis yra 1 valandos time frame, tai jis jau yra nebeaktualus, nes mes matome, kad kol kas labai gerai veikia štai šitas modulis, kuris yra 4 valandų time frame ir aš prieš tai minėjau, kad kuo yra didesnis time frame'as, tuo yra stipresni moduliai, leveliai ir panašiai. Tai kol kas veikia būtent štai šitas modulis ir mes matome, kad būtent nuo šitos trendo linijos yra rejectas, bet labai gerai atlaikė zoną ir mes čia galime dar šiek tiek eiti aukščiau. Tai jeigu mes nueisime į 1 dienos time frame, aš esu minėjęs, kad mums reikėtų pramušti štai šitą trendo liniją ir tada bus atidarytas kelias link naujų pasipriešinimo levelių. Tai pirmas levelis yra štai čia. Čia mes matome Ethereum tikslą būtent pagal štai šitą modulį ir kol kas mes turime stebėti ir situacija Ethereum grafike išlieka tokia pat, kaip ir kalbėjome praeitame video. Toliau noriu pakalbėti apie XRP ir Solana. Tai pradėkime tikriausiai nuo XRP ir iškart norėsiu nueiti į savaitinį grafiką ir mes štai čia matėme, kad buvo tikrai pakankamai didelis augimas ir dabar mes turime štai tokį modulį ir toj pasakysiu, ką jis reiškia. Tai jis atrodo daugmaž štai taip ir tai yra bull flagas, tai yra čia mes turėjome labai gerą impulsą ir pagal viską štai šitoj vietoj trendas gali tęstis, jeigu mes gausime štai čia pramušimą ir impulsą į apačią. Tai čia yra savaitinis grafikas, jūs galite pasižymėti štai šitą modulį, jis yra vadinamas bull flagu ir jis mums sako, kad trendas gali tęstis, tik reikia žiūrėti, kad būtų pramušta štai šita trendo linija. Jeigu mes nueisime šiek tiek į lokalesnį grafiką, tai įsijunkime tarkim 1 dienos time frame ir pabandykime štai čia rasti pasipriešinimo levelį, tai jis yra maždaug štai čia, aš jums iškart pažymiu ir dabar mes turime stebėti, ar pavyks įsitvirtinti aukščiau nei yra šitas levelis ir pramušti štai šitą trendo liniją ir tęsti savo augimą. Klausimas gali kilti, iki kur reikėtų laikyti štai tokią poziciją, tai trumpai aš jums ir parodysiu. Čia aišku bus labai pozityvus scenarius, bet mes galime tikėtis, kad jeigu XRP pramuš štai šitą modulį ir bull flagas pasiteisins, tai mes pamatysime augimą link $10. Aišku, yra protinga bet kokiu atveju fiksuotis dalim ir tiesiog pasimti kuo daugiau pelno. Dabar eikime prie Solanos grafiko ir pažiūrėkime, ką mes matome tai šitam grafike. Tai štai šitoj vietoje dienos grafike buvo štai toks modulis, apie šitą modulį aš esu sakęs ir čia buvo štai tokia trendo linija, mes kaip ją ir pramušime, bet štai šitas palaikymo levelis labai puikiai veikia. Kas norite sužinoti, kaip reikia prekiauti pagal levelius, kaip reikia juos nustatyti, tai galite detaliau susipažinti mūsų Arctica Academy ir tikrai jūs išmoksite prekiauti pagal levelius ir dar daug kitų įvairiausių dalykų, kurie yra susijęs su prekyba. Tai dabar mes matome štai šitam grafike, kad šitas modulis kol kas pas mus nepasiteisino ir mes galime išvelgti šitą modulį atvirkštinį, tai turime štai čia ir štai čia. Ir čia galėjome nusibražyti štai tokią trendo liniją. Galimai čia nelabai gražiai nusibražiau, bet manau jūs supratote. Tai yra, mes čia turėjome bangą, čia buvo ir čia pas mus buvo pasipriešinimas ir dabar mes matome, kad puikiai pramušėme šitą pasipriešinimą ir keliavome link štai šito pasipriešinimo levelio. Ir ką noriu pasakyti, kad šitas levelis tikrai yra pakankamai stiprus, nes mes matome, kaip jis puikiai veikia prieš tai ir tikrai reikėtų atkreipti dėmesį būtent į šitą levelį. Ir jeigu atsitiks taip, kad Solana pramuš tai šitą levelį, galimai ne iš pirmo karto, tikriausiai pirmas kartas bus false breakas arba bus daugmaž tai toks scenarius, tai tada mes galime žiūrėti štai šitą pasipriešinimo levelį. Čia irgi yra pakankamai stiprus levelis ir nuo čia mes galėtume tikėtis false breako arba greitos atšokimo reakcijos. Taip pat noriu nubraižyti jums štai tokį modulį ir čia bus diapazonas, kuriame juda Solana, tai jis atrodo daugmaž štai taip ir čia yra kaip ir bull flagas ir jeigu jis pasiteisins, tai yra mes pramušime štai šitą trendo liniją ir mums
pavyks pramušti štai šitą pasipriešinimo levelį, tai mūsų tikslas bus maždaug iki štai čia. Ir kaip jūs matėte, šitoj vietoj tikrai būtų logiška tikėtis bent jau kažkokio atšokimo. Tai scenarius yra labai aiškus, čia yra situacija dabar, jį gali keistis, bet kol kas jūs turite atkreipti būtent į šitas vietas. Dabar dar noriu pasidalinti keletą monetų setupais, apie kuriuos mes kalbėjome mūsų uždaroj bendruomeniai, galimai jums bus tai naudinga ir jūs žinosite, ko jums reikia ieškoti, arba galite prisijungti prie mūsų, nes aš tikrai dalinuosi labai daug įvairiausių setupų, kur reikia atsidaryti poziciją ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai dabar mes pradėkime nuo štai šitos monetos, iškart įsijungsime šiek tiek mažesnį grafiką ir aš rašiau mūsų uždaroj bendruomeniai, kad jeigu mums pavyks pramušti štai šitą trendo liniją, mes galime tikėtis, kad kaina nueis iki šitos pasipriešinimo zonos. Ir štai čia jūs matote setupą, šiek tiek čia buvo šoninis judėjimas, bet tikrai buvo pakankamai laiko, kad susirasti entry tašką ir pagauti štai tokį gerą augimą. Toliau yra moneta Home ir čia irgi yra logika labai paprasta ir panaši. Tai štai čia buvo toks setupas, kad jeigu pavyks pramušti štai šitą trendo liniją, mes galime tikėtis, kad moneta nueis iki sekančio pasipriešinimo, ką mes čia ir turime. Ir štai čia matome, kaip puikiai veikia pasipriešinimo zonos, pasipriešinimo leveliai ir šiaip leveliai. Jeigu jūs norite išmokti, kaip reikia rasti tokias vietas rinkoje ir kaip reikia jas prekiauti, tai galite padaryti mūsų Arktika Academy ir visas nuorodas rasite šio video aprašyme. Tai štai čia mes matome tokį setupą ir tokį setupą aš buvau įmetęs į mūsų uždarą bendruomenę. Tai šita zona yra štai čia, tai buvo impulsas, šiek tiek pafeikautino, bet čia buvo tikrai labai gera proga pasiimti gerą entry tašką ir matome, kad augimas buvo pakankamai geras, tai apie 15%. Toliau mes turėjome štai šitą monetą, tai štai šitas setapas buvo labai paprastas ir pirmas sandorį mes bandėm imti nuo štai šito levelio, čia yra palaikymo levelis, vėliau, kaip matome, mes jį pramušime ir jeigu nueisime į 1 valandos time frame grafiką, tai čia buvo labai gražus squeezingas, tai yra kainos spaudimas ir aš rašiau apie tai, kad štai šitoj vietoje mes galime atsidaryti sandorį ir tikėtis augimo bei pramušimo, tą mes ir gavome, aišku, mes nenuėjome iki tikslo, tai galimai dar bus štai čia retestas ir tada impulsas, bet kol kas apimtis mažas ir čia gavosi nelabai daug procentų, bet gavosi gryno judėjimo apie 10%, kas tikrai nėra blogai. Toliau yra moneta Skate. Tai mes turėjome štai tokį setupą ir aš apie tai rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad jeigu Skate pavyks pramušti štai šitą pasipriešinimo levelį, mes keliausime iki sekančio pasipriešinimo. Ir mes matome, kad tikrai buvo labai geras sandoris. Tai visų pirma, štai čia buvo labai greitas take profitas ir tada lokaliai buvo korekcija. Galima sakyti, štai čia buvo retestas ir tada matome dar stipresnį augimą, bet mūsų tikslas buvo šiek tiek žemiau, tai buvo maždaug štai šitoj zonai ir maždaug gavosi apie 15% gryno judėjimą, kas irgi yra gerai. Ir štai čia buvo antra pasipriešinimo zona, nuo kurios buvo labai gražus rejectas ir tikrai matote, kaip veikia pasipriešinimo zonos, pasipriešinimo leveliai ir panašiai. Toliau turime štai tokį setupą ir apie šitą setupą aš irgi rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, tai iškart nueikime į mažesnį grafiką. Ir štai čia mes matome setupą ir kaip jūs galite pastebėti, kad šitie visi setupai yra beveik identiški ir jūs turite žiūrėti, kad būtų pasipriešinimo levelis ir kad kaina spaustųsi prie šito levelio. Ir mes matome, kad šitoje vietoje galimai buvo šiek tiek sudėtingesnė situacija, bet tikrai buvo pakankamai daug laiko ir keletą progų pasiimti gerą entry tašką ir pasiimti visai neblogą kainos judėjimą, kurį sudarė apie 15-20%. Štai čia yra toks setupas ir dabar aš laukiu, kol jis atidirbs, kol kas jis gauna rejectus ir labai sunkiai kyla, bet visgi dar gali būti impulsas ir apie tai aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, tai matote, kad mūsų įėjimo taškas yra tikrai pakankamai geras, tai jeigu kaina pramuš pasipriešinimo levelį, kuris yra štai čia, tai galima tikėtis, kad kaina nueis iki sekančio pasipriešinimo ir tikrai bus
geras take profitas, kuris sudarys maždaug apie 16%, bet pas mane entries yra šiek tiek žemiau, tai bus iki 20% kainos judėjimo. Tai kol kas turime štai tokius setupus ir paskutinės dienas aš stengiausi surasti, kad būtų pasipriešinimo levelis, kainos spaudimas ir laukiame impulso. Tai kam aktualu, kas norite prekiauti kartu su mumis, visi galite prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės ir dabar dar vyksta nuolaida, kol nepasiekia Bitcoinas all-time highs, jūs galite prisijungti prie mūsų šiek tiek pigiau. Tai kaip ir dėl Bitcoinų viskas aišku, aš manau, jūs viskas supratote, aš jums pasakiau, į ką reikia atkreipti dėmesį ir tikrai jau pakankamai ilgą laiką mes lokaliai judame štai tokiu būdu, tai čia yra konsolidacija ir aš labai tikiuosi, kad mes pramušime štai šitą levelį, štai šitą trendo levelį ir bent jau pamatysime retestą nuo štai šito palaikymo levelio ir tada jau žiūrėsiu, kokia bus reakcija ir galimai dar toliau laikysiu savo short poziciją. Jeigu atsitiks taip, kad mes pramušime štai šitą dvigubą pasipriešinimą, tai tikrai Bitcoinas nueis iki štai šito pasipriešinimo ir galimai net atnaujins all-time high. Tai kol kas situacija yra tokia, aš pasakiau, į ką jums reikia atkreipti dėmesį, ką reikia žiūrėti ir kokie scenarijai yra galimi. Tikiuosi video jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuko bei parašyti savo mintys komentarę ir būtinai prisijungite prie mūsų nemokamos Telegram grupės, kurioje mes dalinamės visą informaciją apie kriptovaliutų rinką. Iki greito.